Gerą dieną visiems tiem, kurie susirinko prie savo kompiuterių stebėti Vilniaus krepšinio lygos Vilniaus miesto savivaldybės taurės 16 finalio burtus. Šiandien išaiškinsime šio etapo dalyvius ir 22 komandas suskirstysim į 11 porų. Prie jų jau kitame etape, tai yra aštuntfinalyje, prisijungs 5 pačios stipriausios Vilniaus krepšinio pirmosios lygos atstovės. Tačiau šiame etape, kaip ir minėjau, dar žaidžia žemesnių lygų atstovai. Taip jau nutiko, jog šiame etape nebeliko komandų iš Eko lygos, taip pat nebeliko komandų iš Lietuvos draudikų asociacijos taurės varžybų. Na, o kitos lygos savo atstovus visgi šiame etape turės. Ir gausiausiai, žinoma, deleguoja jų Vilniaus krepšinio antroji lyga, tai yra 15 komandų žais taurės 16 finalyje. Net 5 komandas šiame etape turės ir Vilniaus krepšinio trečioji lyga. Trečioji lyga iš tiesų puikiai pasirodė praeitame etape ir dėka to dabar turi tokį puikų dalyvių skaičių. Na ir įmonės. Įmonių 2 komandos pateko į taurės 16 finalį ir čia varžysis su kitomis čempionato ir pirmenybių dalyvėmis. Na, o mes visų pirma, dar prieš traukiant štai šios pačius įdomiausius žinoma burtus, pasižiūrėkime, kokie rezultatai buvo užfiksuoti taurės trečiame kvalifikacinėme etape, tuo labiau, kad ten buvo ir pagrindinis rezultatas, kurį reiktų paminėti. Tai yra praeitų metų taurės laimėtojų Čiančia apsaugos spektras rungtynių ir čempionato pabaiga. Pavadinkim taip, komanda nuvažiavo į Vievį ir prieš vietos Vievio žiedo komandą neatsilaikė, pralaimėdama 70-74. Ką tai reiškia? Visų pirma, tai tikrai nemaža sensacija, nes Vievio komanda keliauja į kitą etapą. Antras dalykas, vėlgi galima pavadinti sensaciją, taurės laimėtojas iškrenta jau trečiam kvalifikaciniam etape. Tai reiškia, kad pereinamoji taurė šiemet tik tai iki pavasario užsibus Čiančios rankose ir po to perės į kažkurią iš jūsų rankas ir galėsite jie džiaugtis visus metus. Kitose rungtynėse buvo užfiksuoti tokie rezultatai. Antroje poroje susitiko 2 trečiosios lygos komandos, Snackbox LT ir Agmeka. Ir 1 taškų rungtynės 58-57 laimėjo Agmeka. Na, ši komanda pasižymė jau tuo, kad ne pirmą kartą laimi keliais taškais. Ir ta nedidelė persvara, jinai visada kol kas būna sėkminga komandai. Žiūrėsim, ar bus ir sėkmingi burtai ir komanda sėkmingai toliau žygiuos. Na, o tose rungtynėse geriausiai Agmekos komandoje pasirodė 16 taškų įmetęs Povilas Ančiukaitis ir 13 pridėjęs Jonas Špokas. Būtent jų dėka Agmeka ir keliauja į taurės 16 finalį. Ten pat pamatysim ir dar vieną trečios lygos komandą, BC Vilnius. Ji pastaruoju metu demonstruoja nekokią sportinę formą, tačiau tauriai rungtyniavo sėkmingai ir įveikė savo diviziono Stresov komandą. Nuo prie pergalės 16 taškų labiausiai prisidėjo Ignas Urbonas. Taigi BC Vilnius taip pat keliauja į taurės 16 finalį. Ten sutinkame ir 5 komandą iš antrojo diviziono, kuris labai nerezultatyviose rungtynėse. Jose abi ekipos įmetė tik tai 90 taškų kartu sudėjus. 54-36 pabaigė Sikor Biotech komandos iš įmonių diviziono pergalingą žygį. Tadas Kalasauskas įmetė 16 taškų ir labiausiai prisidėjo prie to, kad 5 komanda taip pat patektų tarp šių visų jau šiuo atveju likusių 22 geriausių komandų. Sekėsi ir Medlam kolektyvui, jisai rungtyniauja top divizione antroje lygoje. 65-55 ši komanda nugalėjo Telšių komandą ir pateko į kitą taurės etapą. Manvydas Tatauskas įmetė 20 taškų ir buvo savo komandoje rezultatyviausias. Dar vienos rungtynės, kuriuose užfiksuotas labai didelis skirtumas, galbūt kiek netikėtai. Superfly Vaitesa, tai yra antros lygos lyderiai, įveikė antros lygos bottom diviziono lyderius Tugen KFR ir nugalėjo juos net 30 taškų skirtumų, 95-65. Beje, įdomus faktas, jog tritaškius Superfly komanda metė net 45% taiklumu. Ganėtinai retas rezultatas, na, o rezultatyviausiai krepšininkų gretose Superfly Vaitesoje rungtyniavo Gytis Mackevičius, įmetęs 16 taškų. Elektrėnų sporto centras labai laukia Lietuvos draudikų asociacijos atstovės
kompenzos, tačiau dėja taip ir nesulaukė. Rungtynės pasibaigė rezultatu 20-0, tai yra techninis pralaimėjimas įskaitytas Elektrėnų komandai, kuri be kovos žygiuoja toliau. Kaip matome kol kas čempionate, jos reikalai taip pat neprasti, jinai yra pirmajame šešetuke antroje lygoje. Sėkmingai dalyvauja taurės varžybose ir Kapo komanda, jinai pabaigė praeitų metų išsišokėlės gerąją prasme sporto klubo Kentauro žygį, nugalėdama juos 95-59. Kapo komanda iš antro diviziono, Kentauras iš trečio, tarsi jokių netikėtumų ir nėra, o Tadas Bulotas įmetė net 25 taškus, su kuo jį ir sveikinam, ir savo komandai padėjo pratęsti sėkmingą pasirodymą taurės varžybose. Judame toliau ir čia bene vienas didžiausių netikėtumų, tai yra trečiojo diviziono komanda, krepšinio klubas Žaibas, ėmė ir eliminavo iš tolimesnės kovos aukštesniojo diviziono, tai yra antrosios lygos Jamam komanda, nugalėdama ją 70-55. Dainius Šmigelskas įmetė 22 taškus ir labiausiai prisidėjo prie tokio Žaibo puikaus rezultato. Kaip ir minėjau, Žaibas iš trečiosios lygos taip pat keliauja į taurės 16-finalį. Ten pamatysime ir Kritulių komandą, kuri nepasigailėjo senųjų Trakų Vilties klubo, laimėdama net 80-49. Marius Krukonis buvo rezultatyviausias, įmetęs 17 taškų. Į kitą etapą keliauja ir atsipūtusių komanda iš antro diviziono 93-68, eliminuodama vieną iš dviejų buvusių Eko lygos atstovų. Dabar jau jų nebeliko. Artūras Lešinskas pasirodė įspūdingai, įmetė 25 taškus ir prisidėjo prie to, kad jo komanda taip pat yra tarp pačių geriausių. Dar vieni draudiko atstovai, tai yra IF komanda, kuri tikėjosi, pagrįstai tikėjosi gerai sukovoti su Space Jam iš antrosios lygos. Tikrai tą ir darė. Deja, rungtynių pabaigoje Space Jam pasirodė stipresni ir nors ir rungtyniavo viso labo penkiese visas rungtynes, jie laimėjo 65-57. 26 taškus iš 65 pelnė Gediminas Petraitis. Tokiu būdu Space Jam iš antro diviziono taip pat keliauja tolyn. Infoera 72-64 nugalėjo sporto klubą Želva ir Julius Pinkevičius su savo 22 taškais taip pat nemažai prie to prisidėjo, kad Infoera keliautų į taurės 16-finalį. Didėjas surėmė savo jėgas su krepšinio klubu Trakai iš antro diviziono ir pralaimėjo 65-72. Paulius Borkys įmetė 21 tašką ir buvo tas vaikinukas, kuris Trakų komandoje žaidė naudingiausiai. Pergalę iškovojo ir Admonitus iš antrojo diviziono, tiesa labai nelengvai, svečiuose 63-55 palaužusi Marijampolio pasipriešinimą. Žilvinas Varanka įmetė 15 taškų, tačiau po šių rungtynių Admonitus gretose jo taip ir nepamatėm. Kas ten žino, galbūt krepšininkas serga, galbūt po tam tikro laiko tarpo ir vėl sugrįž padėti savo klubo draugams. Dar vienas rezultatas, Pabradės Intersurgical 2 komanda, kuri čempionate laimėjo net 10 kartų iš eilės, 71-64 eliminavo iš tolimesnės kovos to paties diviziono vaikinų komandą, o rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Eimantas Verikas įmetęs 19 taškų. Į kitą etapą keliauja ir antro diviziono Litrestos klubas 65-52, eliminavęs to paties diviziono OPK Elpinos klubą. Ruslan Smirnov buvo pats sėkmingiausias Litrestos komandoje. Tiesa, ten buvo keli krepšininkai pelnę po nedaug taškų ir visi jie prisidėjo prie savo ekipos pergalės. Svarbią pergalę iškovojo VPP Jadė LT, kuris 76-63 palaužė Rebalt Auto Šalną ir taip pat keliauja į taurės 16-finalį. Edmund Rodzevič pasirodė fantastiškai, metęs 37 taškus, tačiau tai dar nebuvo pats sėkmingiausias pasirodymas šiame taurės etape. O jį sutiksime būtent kitoje poroje, kur BC Phoenix iš antrojo diviziono namuose 79-94 pralaimėjo įmonių lygos atstoviai NMA. Nerijus Varnelis 39 taškai yra būtent taurės trečiojo kvalifikacinio etapo rekordininkas. Žiūrėsim, kaip NMA komandai seksis kitame etape. Jinai, primenu, kaip ir kita įmonių lygos atstovė, tai yra Baltic Ground Services, apie kurią netrukus ir pašnekėsim, dalyvauja taurėje nuo pat pirmojo kvalifikacinio etapo ir kol kas žaidžia labai ir labai sėkmingai. Dar vienas rezultatas, kurį galima būtų pavadinti pačia didžiausia staigmena,
Tai Tirolos iš antrojo diviziono nesėkmė. Ji pralaimėjo iš žemesnio diviziono atėjusiai outsideriai. Tai yra paskutinę vietą savo pogrupėje trečioje lygoje užimančiai Naujininkų kiemo komandai. Ir pralaimėjo namuose net 71-83. Jaroslavas Akhramovičius pelnė 25 taškus ir labiausiai prisidėjo prie šio netikėtumo, kurį pateikė Naujininkų kiemas. Naujininkų kiemas iš žemesnės lygos keliauja toliau, su tuo jos ir sveikinam ir linkim sėkmingų burtų. Dvi įmonių komandos tarpusavį praeitame etape sukryžiavo ginklus, tai buvo Baltic Ground Services ir Western Union, ir rungtynės 86-62 laimėjo Baltic Ground Services. Aurimas Lukauskis įmetė 29 taškus. Na ir paskutinė pora, tai yra Avedus komanda iš Eko lygos, paskutinė atstovė iš ten, 66-84 pralaimėjo MRU ekipai iš trečiojo diviziono, Donatas Kilikevičius 25 taškai ir MRU taip pat kitame taurės etape. Na, o dabar pereikim prie to įdomiausio etapo, kurio taip visi laukėt, tai yra 22 komandos, tai čia šiame inde. Ir jas mes suparuosim į 11 parų. Pirma komanda, kurią aš ištraukiau rungtyniaus namuose, antroji komanda žais svečiuose. Ir taip išsiaiškinsim visas 11 parų. Jų nugalėtojai pateks jau į taurės aštuntfinalį ir ten prisijungs pačios stipriausios Vilniaus krepšinio pirmosios lygos atstovės. Taigi nieko nelaukime ir judėkime prie pirmosios poros. Ir pirmosios taurės 16-finalio poros aikštelės šeimininkai yra trečiojo diviziono Agmekos komanda. Jų varžovais taurės 16-finalėje bus antrojo diviziono VPP Jadė.lt klubas. Turėtų būti pakankamai įdomios rungtynės. Agmeka, aš manau, turi neblogus šansus namuose parodyti, ar gali ši komanda žaisti aukštesnėme lygyje negu trečioji lyga. Bus pasižiūrėti tikrai įdomu. Antroji pora yra aikštelės šeimininkai. Pabradės Intersurgical 2. Pabradės komanda ir vėl rungtyniaus namuose. Ir šį kartą jų varžovais bus vienas iš antrosios lygos lyderių, Admonitus klubas. Taigi laukia Admonitus labai rimta išvyka į Pabradę ir kaip ten bus, na, dar klausimas labai sudėtingas. Jeigu Pabradė ir toliau išsaugo savo pergalių seriją, kuri dabar, kaip ir minėjau, yra 10 pergalių iš eilės, Admonitus gali kristi. Pasižiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. O mes judam prie trečiosios poros. Ir čia aikštelės šeimininkais bus antrosios lygos Kapo komanda. Ekipa iš tiesų kol kas žygiuoja sėkmingai tiek čempionate, tiek ir taurės varžybose. Ir dabar turės puikų šansą savo aikštelėje įrodyti pranašumą ne prieš ką, o prieš žemesniojo diviziono, tai yra trečio diviziono BC Vilniaus komanda. Na, Vilniui, sakykim taip, burtai nėra labai nesėkmingi, kautis galima, žinoma, tai namų aikštelė ir ne trečiasis divizionas. Tačiau pergalės reikia siekti tą daryti visomis jėgomis. Ketvirtoji pora. Aikštelės šeimininkai. Praeitame etape išmetę taurės laimėtojus. Vievio žiedas žais namuose, tai yra Vievyje. Ir jų varžovais bus praeito etapo sensacijos autoriai Naujininkų kiemas iš Vilniaus krepšinio trečiosios lygos. Na, naujininkiečiai jau pateikė staigmeną ir jeigu pateiktų dar vieną, tai greičiausiai nenustebtume. Tuo tarpu Vieviui tikrai galim pasakyti, kad burtai yra labai dėkingi ir komanda turi puikiausias galimybės patekti tarp pačių stipriausių 16 VKL taurės komandų. Penktoji pora ir pirmoji jos komanda, tai yra ekipa, kuri žais namuose. Antro diviziono Infoeros komanda. Komanda antroje lygoje šiek tiek stringa, tačiau paskutinė pergalė visgi leidžia tikėtis, kad vėl bus grįžta į pergalių kelią.
Na, o taurėje tai bus galima padaryti rungtyniaujant namuose su tos pačios lygos atstovė iš bottom diviziono Litrestos komanda. Na ir šią porą kol kas greičiausiai ir pavadinčiau pačia įdomiausia, nes sustinka komandos, kuri yra viena iš top diviziono outsiderių, kita yra iš bottom grupės lyderių. Ir kas ką įveiks, čia prognozuoti yra labai ir labai sunku. O mes judėkim prie šeštosios poros. Ir čia aikštelės šeimininkais bus antro diviziono krepšinio klubas Trakai. Trakai praeitame etape, kaip ir minėjau, eliminavo Didėjos komandą ir dabar jau atrodo neturėtų jam būti baisu niekas. Greičiausiai nebus baisu ir šis etapas, kuriame jie susitiks su antro diviziono, taip pat top diviziono dalyviais Mad Lamp. Vėlgi labai įdomi pora ir jos nugalėtoje kol kas prognozuoti yra labai sunku. Ištraukėme jau pusę porų, lygiai pusę dar liko ir judėkime prie septintos poros ir aikštelės šeimininkų. Antro diviziono atstovai Space Jam. Jie rungtyniaus savo aikštelėje. Space Jamų priešininkais bus tebūnie šitą komandą. Ir jos pavadinimas yra antro diviziono penktukas. Vėlgi labai panaši pajėgumų pora. Penktukas dalyvauja top divizione, tačiau kol kas sukasi aplink 10 vietą. Space Jam rungtyniauja botome ir ten užima kiek žemesnės pozicijas, bet rungtyniaus savo aikštelėje. Dar viena aikštelės šeimininkė, tai yra įmonių lygos atstovė Baltic Ground Services. Jinai rungtyniaus savo aikštelėje ir priims štai štai priešininką, o tai yra antro diviziono Elektrėnų sporto centras. Vėlgi, pakankamai įdomi pora ir elektrėniškiams, jeigu praeitame etape jie visiškai neturėjo kovos, dabar bus labai ir labai nelengva. Dar viena aikštelės šeimininkė mano rankose ir tai yra antro diviziono Kritulių komanda. Krituliams kol kas sekasi tuo, kad jie žaidžia namuose. Kasgi jų varžovas? Liko 5 variantai, vieną iš jų aš jau išrinkau. Ir tai yra antro diviziono atsipūtusių komanda iš bottom grupės. Sakyčiau, pakankamai irgi įdomi dvikova, nes atsipūtę praeitame etape atrodė labai galingai ir gali mesti iššūkį ir Krituliams. Liko 2 poros. Pirmoji aikštelės šeimininkė. Trečio diviziono krepšinio klubas Žaibas. Prateikęs taip pat praeitame etape šiokią tokią staigmeną. Jisai namuose susitiks su labai stipriu varžovu. Iškart galiu pasakyti, antros lygos lyderiai Superfly Vaitesa. Ir čia greičiausiai jau, panevėžiečiams reiktų tikėtis beveik stebuklo, kad pavyktų įveikti Superfly komandą. Žinoma, linkėsim jiems sėkmės ir žiūrėsim, kaip jiems seksis. Na, o paskutinės 2 komandos netrukus taip pat bus išaiškintos. Pirmoji iš jų žais namuose ir tai bus trečiojo diviziono MRU komanda. Ekipa, kuriai taip pat tenka labai rimtas varžovas, aš jau mintyse žinau, kas tai yra. Tiesiog atidarykime šį indelį ir pasižiūrėkime, kad būtų tikrai taip. Tikrai taip ir yra įmonių lygos atstovai NMA. Komanda, kuri atrodo taikosi netgi į čempiono titulą įmonių lygoje. Štai taip, burtai ištraukti, turime 11 porų. Jų nugalėtojai kitame etape, kaip ir minėjau, prisijungs prie 5 stipriausių Vilniaus krepšinio pirmosios lygos komandų ir toliau rungsis dėl taurės. Taurės laimėtojo mes jau nebeturim, nes Čiančia praeitame etape pralaimėjo Vievio žiedui. Na, o aš jūsų įdomumui dar pat kartosiu visas poras. Taigi, trečiosios lygos Agmeka namuose žais su VPP Jadė LT iš antrosios lygos.
Pabradės Intersurgical namuose žais su Admonitus iš taip pat antrosios lygos, Kapo iš antrojo diviziono žais su BC Vilniumi iš trečiosios lygos, Vievio Žiedas antra lyga žais su Naujininkų kiemu iš trečiojo diviziono, Infoera iš antros lygos žais su Litresta iš taip pat antros lygos, Trakai namuose žais su savo diviziono, tai yra antrosios lygos Medlamp komanda, Space Jam iš antrosios lygos žais su Penktuku iš taip pat antrosios lygos, Baltic Ground Services, tai yra įmonių lygos atstovai, namuose rungsis su antrosios lygos Elektrėnų sporto centro komanda, Krituliai iš antrojo diviziono rungsis su Atsipūtusių komanda iš taip pat antro diviziono, Krepšinio klubas Žaibas iš trečios lygos žais su antro diviziono lyderė Superfly Arena Vaitėse komanda, na ir trečiosios lygos MRU komanda namuose rungsis su įmonių lygos NMA atstovais. Štai ir visi burtai šiandien, artimiausiu metu mūsų darbuotojai su jumis susisieks ir informuos, iki kada reikia sužaisti rungtynes. Na, o aš visiems linkiu gerų kovų. Informaciją apie taurės varžybas sekite mūsų puslapyje www.vkl.lt. Na ir žinoma, atsargiai ir be traumų. Gerų dvikovų ir iki pasimatymo. Ate.